Tu naudoji Tinderį? Kaip manai, kūrybą reikia daryti, kad jinai patiktų auditorijai, ar turi patikti tau? O jeigu auditorijai patinka, bet tau nepatinka, kaip šičia suderinti tos dalykus? Arba daro ir žinai, ir niekas nežiūri, tik tai mama žiūri. Čia jie blogi menininkai. Žiūrėk, klausimas, ko tu tikriausiai nori, žinai, iš to viso savo performanso, iš tų fotkių, iš to, nežinau, tapybos kokios, iš muzikos, iš video, iš nuotraukų. Ko tu tikiesi, koks yra tavo galutinis rezultatas? Patikti žmogui, patikti žiūrovui, ar patikti pačiam savo? Manau, kad visi nori pripažinimo kažkokio. Ar tai laikas, ar tai šieras, ar tai peržiūra, ar tai atėjimas į šitą, parodą. Šiaip iš principo manau, kad mes visi nuo to pradedam tik tai savo. Mano pačios pirmos fotkės darytos, beje, dar buvo kažkokia platforma. Ir aš kažkokią turėdama muilinę, atsimenu, fotkindavau ir ten keldavau nuotraukas. Ir aš nelaukdavau ten tų pripažinimų kažkokių, žinai, ten komentuodavo, jau ten patyrė, tipolio fotografai, ten apšvietimas kažkoks, žinai, biškai kairė dešinė. Čia gal, o ką čia tas modelis norėjo tuo pasakyti, aš ten draugės fotkindavau, žinai, ir po to keldavau. Ką aš žinau, man tiesiog graži nuotrauka buvo, aš tik keliu, o kodėl keliu, vėl aš nežinau, nes... Juk tu galėtum nekelt, tu galėtum matyti pas save kompiuteryje. Jo, galėčiau, bet, vis tiek kažkoks yra toks, kad, Ir vėl, žiūrėk. Ir vėl tai išsiduoda, kad menininkas daro, kad ir sako visiems, aš darau čia savo, dėl savo dūšios, bet realiai daro, kad gautų kažkokį įvertinimą. Kad gautų, ne žodis kažkokį yra neteisingas, kad gautų įvertinimą, gautų peržiūrą. Ieva, sutik su manim, nes kitu atveju tu nebūtum kėlusi. Man patinka, kaip tu užverti akis. Nebūtum kėlus į e-foto, ten, kažkokį tą platformą, tu nebūtum kėlus tų nuotraukų. Tu negali paprasčiausiai sutikti su manim. Negaliu. Žinai, Augi, tu mačiuk mane, mačiuk tu teisus. Taip, negaliu, nes tu neteisus. Aš neteisus? Pem. Nes man nereikia pripažinimo, pavyzdžiui, kitiems gal irgi nereikia. Nereikia. Reikia. Kodėl? Jeigu tau nereikėtų, tu net nebūtum makiažo užsidėjus šiandien ant veido. Ne, aš tiesiog pati taip geriau jaučiuosi. Viduj man toks yra, nepažiūrėkite į mane, bet... Jeigu netyčia pažiūrėsite į mane, tai aš atrodau gerai. Nes turėjau aš tą mintį. Bet žmonės nori laikų, nori vertinimo, nori šėrų. Ir jie dėl to, kad gautų laikus, netgi skelbia savo santykių nuotraukas, kokie jie laimingi pajūryje vaikšto. Jie deda savo vaikų nuotraukas. Ne dėl to, kad parodyti, kad mano vaikas gražus. Dėl to, kad sulaukti tipo širdutės, ne? Širdutės. Tai nieko nereiškia. Bet kai tau parašo tiesiog arba pasako kažką, tada labai fain. Arba kai sako, žinai, aš ten, pavyzdžiui, žmogus niekad nelaikinės, nieko nekomentuoja, žinai, aš net nežinau, kad jis ten mane, pavyzdžiui, ten seka, ar ten žiūri, žinai. Mes susitinkam gyvai ir sako, blemba, žinok, žiauriai gerai varai. Bet čia yra fainai. O kiek gauni tų varpų nuotraukų per mėnesį? Nedaug. Ten gal į metus kartą gal į metus kokį 1-2. Ai, tai nedaug. Ne, aš realiai, tai aš galima sakyti, net negaunu, žinok, man net kaip savo kitos nuoji belė kiek, tai galvoju, kaip liūdna, gali siūs daugiau. Ne, šiaip tai aišku, kad netrūksta, man labai neįdomu, čia yra pati neįdomiausia komunikavimo būdas, kuris visiškai ne tai, kad nesudomina, bet ir atstumia moterį, tai to net nereikia daryti. Jo, iš tikrųjų, bet Siūs, kaip tu eilėraščius pasakoji, pavyzdžiui, čia labai fainai, ne? Ten skaitai kažkokią knygą, paskaityk man pasaką vakarė prieš miegą, žinai. Ahujien, supranti. Aš atsigulu ir ten įsijungiu voice, ar ten vyras, pavyzdžiui, man skaito, nežinau, kažkokią ištrauką iš Hamleto, pavyzdžiui. Elementarė, ne? Tipo, kažkokia magija, ne? Ir tada įsijungia pas tave fantazija. Taip. Ir ten veikia daug geriau negu tos varpos nuotraukas. Taip, žinai, balsas, kaip, žinai, ten visą kitą, kaip dėlioja, ten to žodžius, ten visą gerą idėją tu pasakei, va čia iš tikrųjų žiūrovam. Pasidalinsiu žodžius, sulaukiau žinutės iš striptizo šokėjo, kad jis norėtų ateiti į pokalbį ir pakalbėti. Nes jis yra labai asas moterų viliojime,
labai super duper moterų viliojime ir, žodžiu, žino tam tikrą viliojimo meną ir žino, kaip tą moterį apsukti aplink pirštą ir padaryti ją išsilydžiusią dėl savęs. Ir galėtų kitus vyrus pamokinti iš tų visų dalykų. Jeigu taip žiūrint, dėl sklaidos, dėl žiūrimumo, dėl visko, ne, tai mums kaip ir visai gal tipo for fun būtų, ne, nu tipo mums visai gerai. Žiūrėk, yra kitas niuansas. Tada įrašiau aš jam voice, sakau, žiūrėk, viskas ok, bet ar tau nėra baisu, kad, nu, sakau, aš tokia mėgėja patraukti per dantį, žinai. Tai aš gavau tokį maždaug feedbacką, kad tu mergaitė žiūrėk, kad aš tavęs tik nepatraukčiau. Ir kaip tu pasijutai? Aš tipo, stop. Tai mums turi būti chill, for fun, čia nėra jokios stumyklos, bet tiesiog, nu, mes tai bendraujam. Žinai, ir ar tau nieko tokio? Tada, žodžiu, aš gaunu toliau voice'ų, neskaičiau, beje, neklausiau, paklausiau tik šiandien, gaunu toliau voice'ų, kad jis ir labai aфиgenas šitam dalyke, jis labai viską čia, žodžiu, gerai žino, gerai supranta ir ten visą kitą, tame reikale daug metų jau yra. Sakau, galėčiau ateiti į tavo kažkokį tai pasirodymą, nu, ta prasme, kad aš žinočiau, kad būčiau susipažinus su tavim, kad, nu, žinočiau, ko klausti, apie ką aš nekėti, nu, ta prasme, šitie visi dalykai. Tai ką čia nėra maždaug, ką rodyti, aš esu geriausias ir toksai Elonas, gal žinai, jisai kalbina moteris, panelės, merginas, moteris gatvėje ir jisai man sako, tas striptizos šokėjas, kad moteris labai nusišneka ir reikia pasakyti moteris į vietą. Nu, kaip čia pasakius? Okay. Viskas gerai. Bet ko tu toliau man pasakoji, to aš jau nenoriu. Taip. Iš pradžių? Aš irgi galvoju, gal ir fainai, gal ir neblogai, ten parodytų kokį six-packą savo, ten visą kitą, ten fainai ten pažvengtume, ten, žinai, visą kitą, ten, žinai, galėčiau, prisiliesti prie pilvuko, nu, tipo, žinai. Bet ta prasme, man atrodo, kad sakydamas, kad jie palauk maždaug, nes aš čia tau galiu parodyti maždaug tave nežinau, maždaug uždaukinti ir taip toliau, aš galvoju, palauk. Man atrodo, vyrai ir moteris turėtų būti komanda, ne? Ir sakyti, nu, tipo, žiūrėk, chill, žinau, kad tu moteris nori būti pakieta, bet, nu, žinai, aš esu vyras, nu, šiek tiek ramiai, nes, nu, ne prie to tu čia šakojasi, žinai, nu, tipo. Neišmintingai. O ne tai, kad, žinai, tipo, tu maždaug čia, ten, galvoju, man nėra, žinai, jų vaibo, aš jau nejaučiu. Ir supranti, aš klausausi visą tai, ką tu pasakoji, man pastoviai kartojasi tas klausimas. O tai kodėl jisai pats vienas nepasidaro video? Kam čia mes jiems reikalingi? Bet visai įdomi situacija. Mes kaip ir gaunamės vos ne kažkokią marketingo agentūrą, reklamos agentūrą. Gal turit kokį nors kremuką? Kai tu pasakei pradžią, nu galvoju, gal, kaip įdomu. Bet visą tai, ką toliau papasakoji, viskas man raudonos vėliavėlės kilo, red flagai. Ne. Žinok, man irgi. Ir aš sakau, aš tai pradžiai galvoju, gal visai fainis, aš jam sakau, pakalbėsiu, žinai, su savo dar kolegą, žinai, pažiūrėsim kaip čia ką, gal tada su tam dar, žinai, gyvai susitikčiau, nu, su juo, žinai, kad dar gyvai susitikčiau pakalbėti, bet jau vien tai, kad, tipo, sakau, davai, aš noriu žiūrėti tavo programą. Ir, tipo, kokią čia programą tu nori žiūrėti, taigi aš esu geriausias. Tai, nu, o ką aš sakysiu savo auditorijai, kai aš tave pasikviesiu? Man jisai rašė. Man parašė, kad jis yra geriausias. O tu nuotraukas jo matei? Nu, žinau, galiu pasakyti, kad nelabai ten profilį kažkas yra. Nu, ten yra, atsiuntė po to, aš jau, nu, ten... Aš galiu pažiūrėti, mes nerodysim į ekraną, aš noriu pamatyti. Nieko per daug tenais nėra. Čia tik tai 4 nuotraukos. Taip, nu. Bet dar yra jo internetinis puslapis, galiu užeiti internetinį puslapį. Nu gerai, pažiūrėkime internetinį puslapį. Per mažai informacijos. Taip, būtent. Ir kai dar aš jo paklausiu daugiau informacijos, jis man sako, nėra ką pasakoti, nes aš esu geriausias. Žiūrėkit, dabar tai, kas fotkino pagrindinė nuotrauka, žiūrėk, kaip yra stulpas, jisai gadina visą tą vaizdą, jo nėra, nesusidaro 3D tas efektas, kur jisai su akinukais ir... Aš nežinau, ar čia jis, supranti, nes aš nežinau, nes čia yra ir kiti. Ai, čia daugiau jų yra. Taip. Jau skiriasi, jo. Nu, ir kuris yra kuris, jeigu net Facebooko profilį jisai pasivadinęs dar kažkaip. Čia ir moteris striptizo šokėjos. O siaubas, bet jinai, kai atrodo kaip prostitutė ant tų laiptų. Baik. Kodėl gultis reikia ant laiptų?
pasiinvestuokite į gerą fotografą, kuris moka fotografuoti prieblandoje ir pasidarykite profesionalias nuotraukas. Jau jūs nemalkit šūdo, kad jūs neturite babkių.